Kągi sveikučiai atvykę į 4 epizodą, kas nematėt nuo 1 iki 3 serijų, patarčiau pažiūrėti. O taip apibendrinus, tai bandom apkeliauti su dviračiais aplink Italiją. Ir šį epizodą jau nebeturim Mariuko, tai dabar mes su Atilija nuo pačio ryto krapštomės daiktus, žiūrim kaip čia sumėtyt, kad būtų geriau. Nes mūsų dviračiai tai tokie lavonai, vos laiko kažką, tai bandysim. Šiandienos planas nėra labai ambicingas, nuvažiuoti 25 km iki parduotuvės, kur galėtume pasiupgreidinti, galim sakyti, savo dviračius. Ir mūsų palapinė kaip lavonas jau. Ir reikia kažką ir su tuo dar mąstyti, gal sutvarkysim, o gal ir teks jau naują pirkti, žiūrėsim. Nelabai kas gaunasi iš tikrųjų. Tas maišas nėra sunkus, bet jisai didelis labai ir jis tokio aukščio nelabai galėtų būti, nes tada krenta iškart ant šono. Ui, kaip negerai. Žodžiu, kadangi mes pradėjom orientuotis į 3 žmonės, tai viską komplektavom 3 žmonėm. Dabar mums 3 žmonėm šitas komplektas jau netinka, labai jis netinka. Tai nežinau, ar čia mums gerai viskas pasibaigs, bet planuojam kažkur pasislėpti šitos rūmuose daiktus. Nu, palapinę, ne palapinę, o čiužinį, pompą, tentą, hamaką. Ir tikėtis, kad kai užbaigsim iššūkį, dar jie liks, gal kažkur ateityje panaudosiu. Nes mums dabar 3, tai pragaras. Matyt geriausias variantas, kokį turim. Ir tikėtis, kad dabar, kur važiuosim 25 km, tenai bus čiužinys mažesnis, kurio mums reikia 2 ir kuris tiks į palapinę. Jeigu ne, tai ant žemės miega. Ant šlapios žemės, nes čia drėgmė. Šitą išradėsim čia kažkur į krūmus. Gaila, labai gaila. Žiauriai gaila. Nu tai žiūrovau, kažkas nupyzintų, tai bet jau žinočiau, kad ir panaudos kažkur gerai. Niekas nevažiuotų čia pyzinti šiaip. Na jau. Mes ir vėl kelyje. Sustavom čia prie laukų. Aidas nusiema džempą su lemenę. Dar apgirtukas pasikongęs. Laiva daro tik tokią. Jo, vėjas tik baisus. Tarara. Miškais čia. Padara. Varom. Net nenuskanuos. Ant tiek lėtai net nenuskanuoja. O dabar miškais padavė važiuoti. Greitą sustojimą padarėm pusryčių. Makaroninių kaldūnų. Dėsim, kaip čia mums seksis ir minsim toliau. Pasiekėm pagaliau tą tikslą. Nusipirkom tokį patį čiužinį, tik tai, kad jisai siauresnis ir dabar neplėšys palapinės. Nu, bet vis tiek su jo bus sunkumų taisyti. Bet kažką sugalvosim. Neradom pigesnių variantų, tai bus gerai.
Ir dar pompas, aišku, neturim, tai pūsim burną, kad nereikėtų tasyti. Ir šovė tokia idėja padaryti streamą visą parą 24 valandų. Nu, tiksliau, draugas pasiūlė. Galvoju, kodėlgi ne, visai smagu būtų. Tai dabar varam krautis visokius telefonus, teks palikti. O šitaip daiktas ir žiūrėti, kaip čia gaus. Tikiuosi nieks nepalaks. Keista ant tave. Arba, žinai, aš garantuoju, kad Mako išmetinėja maistą. Kas to daro? Čia kai nori valgyti. Arba Mako maistą išmetinėja. Kol, žinai, neišmetė, sakai, stop. Mes pasirūpinsim to. Ai. Oi, ne. O. Tai kaip tau idėja apie Maką? Pasižiūrėk, ten pusę porcijos ant žemės. Išjungt. Tavo plaukimą pasvilo. Aš jau vienu momentu galvoju, užsidegė tavo. Tai blemba, kad juokini nežmoniškai. Gerai. Lipkam vienu geru. Paskutinis maistas. Nu tai duok man tą skanėstą kažkokį. Baimė, reikėt negučio susiglaudę, aš teks čia šalt prieš tą kamerą, dar po to susirgsit. Kažkaip. Ką, gracias amigos. Dėkui. Šių! Iki rytojaus. Ciao. Aš ir taip noriu ranką uždėti viršui. Bet kamerą dabar reikia laikyti. Dėl ko išvarė, kad nešaltų šikna. Va dėl ko. Jisai nautė, kad ateis tokia diena. Žiauriai šalta ir išlėkė. Mariukas buvo visos dienos tobulas. Nu, buvo šaltų, bet netokių baisių. Ai, tu nafkai čia prikrito. Ir kaip pasiekdavau truptuką. O, mano batai lediniai. Balti, ne? Nu, kas čia va per palapinę, kaip nesinerva? Turiu gimnastas kažkoks būti. Nagiai, dar taip niekad nebuvo naktį. Kodėl mano labiau sužaliai nei tavo? Atadarns. Kaip mes atrodysim? Dabar batus reikės vidui laikyti. Ką? Taip ir valgiam. Tie kalnai yra praeitas. Tikriausiai skutis į galvą.
nuvarėme apie 20 km, atvykom čia į tokį didmiesčiuką. Lėksim į partę kokią atsigert, nes jau be vandens kokį 10 gal kilometrų važiuojam. Tai varom. Nebent šukėtų pagrindų, kur yra. Nes, pas mus plys. 100%. Čia kadangi tiek daug meilės parodyti per streamą, norim ir mes kažkaip parodyti jų meilės, tai nebūsit pamiršti niekada. Nes tos dviračius įamžinsim, pasidarysim kokį stendą ir visą gyvenimą mes matysim. Tai nežinau, iš tikrųjų, raštlaškiniečių pirkom, neradom nieko geriau, čia už pitaką kažkokį pasiėmę. Pagal mane turėtų kaip ir laikyti, bet jeigu nusitrins, tai atnaujinsim. Ir to pačiu dar kitą dieną ant palapinės irgi užrašysim tos pačias. Didelis ačiū už jūsų palaikymą. O pas mane panelės bus. Kokias tik viena. Taipogi, kas nematė, darysim mes dabar kiekvieną dieną streamus, vakare po valandą kelias. Iki tol, gal pasieksim 50 000 subscriberių YouTube'ai. Misija neįmanoma, truksim turbūt kokius metus, bet let's go. Mes mėgėjai, va taip save kankint. Tai užeikit kiekvieną vakarą, palaikykit ir čia. Čiuošim. Ir pasiekėm savo miestą, čia ir planuojam likt. Ieško dabar plovyklos reikia. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Žodžiu, dabar čia kaip kokie crazy debiliukai bėgiojam iš vietos į vietą, ieškom kur dėt powerbankus. Nelabai kaip sekasi, labai prastai sekasi, bet dar paieškosim, jeigu nepavyksim, kažkaip stengsimės ir susuksim mažai elektrų. Pradėjo biškį čia lyt, tai palindė po degalinės stogo ir laukiam, kol nustos lyt, nes jeigu sulis, neturėsim su kuo miegot. Pragaras bus. Koja kamera legendinė tokia. Žodžiu, šiandien atsigėlėm jau su nuotykiais. Nežinau, ar vakar žiūrėt kas nors streamą, bet padėjom tokiai rizikingai vietai powerbankus, tai nunešėm už degalinės, ten radom tokius saugiklius ir jau aš toks nevilty buvau, kad galvoju, aišku, taip negalima daryti, taip visą kitą, neatsiklausęs. Ir šiandien ten tik atsikėliau, norėjau nueit paimti ir jau ėmu tos powerbankus ir kažkas man už nugaros girdžiu ateina, ten šneka, lyg norėtų kažką pasiklausti, tokia intonacija, lyg su baime, lyg su kuo. Aš nekreipiu dėmesio, taip ėmu tos powerbankus, jau išsitraukiu tas powerbankus, atsisuku, žiūriu tos degalinės darbuotojas. Pagalvoju, jis man ten kažką aiškina, ten kaip ir ką ten, aš sakau, nieko nesuprantu, jis tada dar pikčiau pradėjo aiškinis, pamatė, kad užsienietis. O aš telefono nieko neturėjau prie savęs, Atilija ten už kokio, nežinau, 5 metrų ir nežinau ką daryti. Tai žodžiu, nuėjom į tą degalinę, jis jau ten man grasina policija. Aš sakau, palaukit, nueisiu atsinešti piniginę, palikau powerbankus, kad jie negalvotų, kad pabėgt nori. Pasikviečiu Atilija paaiškino, kas čia per situaciją, gerai. Žodžiu, bet perku užplaukį nuo policijos. Airidas per vieną sako, telefoną ir mano lemenė sako, policija man kviečia. Sako, tau policija kviečia? Policija man kviečia? Nepaaiškina nieko normaliai. Tiesiog sako, policija kviečia. Einam, sako, kalbėk dabar. Ne, bet pyderai, bet šitas pyderis buvo toks su baime pradžiai priejo, išsigandęs, pamatė, kad užsienietis, iš karto jau piktai ten policija grasint. Ir kas svarbiausia, sakau, nesuprant, jisai net nesistengia bandyti biškių kažkokiais paprastesniais žodžiais šnekėt. Dar ten kažkokią kitą darbuotoją pasikvietė, kažką ten abu aptarnė. Rasistas. Kol nesuprato, kol... Pasakė tai savo darbuotojai, kad taip ir taip padariau. O, jinai ten kažką ten ir stovi tarp durų, rėmą įmetus, kad manęs neišeit.
Tai jis galvoju, juokaujat jūs turbūt, aš šiaip bėg norėčiau, bėgčiau seniausiai. Nu toks, nežinau, linksmas rytas. Happy. Daugiau taip nedarysim, žodžiu. Jo. Ką, žodžiu, šiandien jau ir važiuoju. Šiandien pasiruošę esam važiuoti daug daugiau. Nusižiūrėjom 5 km, daug pakilimų, tai visai taip nesunki. Ir draugas pasiūlė šitą penių parduotuvę, tai gal ir geriau netgi iš tikrųjų negu Lidlas. Principas tas pats, kas Lidlo, tik tai, kad tokių įdomų bairių visokiai yra. Kibiras apelsinų, taip pirmiausia atitraukia dėmesį, nu ir taip visokių smagių dalykų. Tai pigesnė parduotuvė ir įdomi iš tikrųjų. Tai jo. Camping Villages. Į ten pažiūrėkit, kas ten yra. Da, man nesimato iš taip to. Ten toks parkiukas mažas. Čia žyglas. Fainai. Susinervavo. Išmokau važiuoti savo ranką, kad dar nelabai gerai važiuojas. Dar reikia pamokų biškų prisivesti. Beveik 30 km, beveik be sustojimo. Kai per dieną numinės apkilo, tai padarai dar per tą laiką 6-7 sustojimus, o dabar tiesiog be sustojimo kojas kerta. Tikrais. Baisiai. Atrodo, norisi iššokti tiesiog nuo to dviračio ir pabūt atsistojus tiesiog ramiai. Prakaitas bėga, karšta baisiai. Kelnes atrodo prisas prie kūno, nusiskundimų. Biškį porą. Važiuojam iki degalinės dabar. Tos vietos 5 kilai buvo. Tai jau reikia atvyko. Mes varom į degalinę, pažiūrėsim ar bus dušai. Tai galėsim išsimauti tada. Net jau koks pliusas. Ir tada nuo degalinės dar 25 km. Nieko taip baisaus. Svarbu pailsėti. Nes kaip be poilsio varai, tiesiog atkerta kojas ir vos einam jau. Pasikalbėjimai su Otilija number 1. Varom. Norim nulėkti tą degalinę ir per žalės belėm kokio didumo turim eiti. Nes mepsai čia atvedė, o pasirodo yra kitas kelias normalus. Nu ką, žinau, normaliai. Žodžiu, ir kokia esmė, ko mes čia grūdomės taip į tą degalinę per tos laukus. Na, aišku, navigacija čia mums nugribavo, bet pagalvojom, kaip galima maudytis, tai furistai kažkur turi maudytis. Paklausim Otilijos dėduko furisto, kur jisai maudytis. Tai sako, yra degalinės tokie, stop. Bet čia atvažiavus, nu, labai sunku susiras, bandžiau ir per Intiką, kaip jie vadinasi specifiniai tokias vietos. Tada taip su draugu ryte žiūrėjom, tai pažiūrėjo draugas, sako, tipo čia turėtų būti. Bet čia matau, kad kokia 20 kvadratų pastatukas toksai
Tai kas žino, ar čia bus kažkas. Bet einam pasižiūrėsim. Bandom laimę. Žodžiu, nieko čia panašaus nėra. Tik tai čia labai nuo kelio nusukom. Radus 5 km, taip. Kokie 10. Na, nebus 10, manau, mažiau. Bet vis tiek. Nu, žodžiu, jau nuvarėm 5 kilus. Dar planuojam prasuk kokį 20 satelį. Ir šiandien bus diena tokia. Gal dar skalbenkę spėsim šiandien. Įsimaudyti to norėtųsi šiandien. Ir vietoj to padarysim gruzo pusryčius pietus. Nes dar nieko nevalgiam. Ir galvoju, sakau, Otilijai nuvažiuojam, tada pavalgiam. Tai taip noriu valgyti. Ajajaj. Čia yra kažkokie mocarelos kukuliai. Tai nusprendėm pabandyti ir to viso piktą turim dar sriubyti bomžpakį. 2 savaitės ir bomžpakį dar nevalgė. Nu, pirmas bomžpakį. Jo. Labai skanu. Skanu, iš tikrųjų labai skanu. Kaip apskaičiuota. Tiesiog perfekt. Bomžpakai. Dabar Otilija kelio vadovė. Greičio tiksliau vadovas, kiek kokio greičio varė. Beliko 12 kilometrų. Šukas praganiau. Palikau prie Lidlo, kai vaškė. Jau nebedaug beliko. 6 kilometrai. Visą laik čia palei bėgį svarom. Bėgis aplink Italiją. Medžių. O čia tą 6 kilometrų užbaigimo progą davė puikų keliuką. Realiai visai neblogai važiuoja. Būtų grinais vyras, taip įsdės būtų. Atšakiniai, tai Kaip ir atvykom, dabar tik tai reiks susirasti vietą, kur pakrist. Šiandien naktį žada lyt. Šalta nebus, 10 laipsnių naktį. Šilčiau 3 kartų negu buvo praeitą naktį, bet lis. Nu, gražiai ten visai atrodo. Jau, kaip per filmą. Lygiai tokį tašiuką pasiėmėm iš kinų už 10 eurų. Ir galvojom, čia bus patogiau daug labiau dėt, nes čia biškai tokia nesąmonė gaunas. Na, pažiūrėsim, gal netyčia ir tas čiužnys tilps kartu. Jo. Tai viską sudėtume ir tada mažai vietos užimti. Nes... Zaibės. Palapinį tai jau pyti. Šitą pusę lūzį susilaikyti, ją reikia, kad nenupūstų. Ir dar durnelį ant kalno būtent pasistatėm palapinę. Žodžiu, reikia neštis nuo kalno, bandyti kažką arba jau nebemagot. Matai, va gausi, nusinežmu. Čia kalnas, čia palapinė. Negaliu, bliau. Nu tai mano mielasis iškart pastatė. O Dievas dar lysti pradėjo. Dar...